Kaip diena, taip naujiena. Mankius vis pristato po naujieną, tai šiandien lygiai taip pat. Čia yra elektrinis keturratis 1800 W, 72 V, netgi 32 Ah baterija. Tai skaitau, kad jau čia yra vienas iš galingesnių elektrinių keturračių. Skirtas jis yra beje paaugliams ir suaugusiems žmonėms ne pernelyg aukštiems, nes aš esu 1,75 m, kaip visada miniu. Ir aš jaučiuosi komfortiškai. Jeigu būtų 1,80 m, manau dar irgi. Jeigu jau esate didesnis, skaitau, kad jau turite įsivertinti tada. Ateiti atsisėsti, kaip jūs jausitės, ar jums tai bus malonu. Keturračio principas yra labai panašus, kaip ir visų, sakykime, tiek mūsų elektrinių vaikiškų, tiek ir to. Tai dizainas irgi netgi panašus į šitą, bet čia yra jau 10 colių ratais. Jis yra platesnė bazė. Aukštesnis, didesnis, dėl to ir sakau, kad tinka ir suaugusiam, nes jis dydžius iš savęs yra jau tikrai labai nemažas. Turi didelę vietą kojom, turi sėdynę didelę, kur, sakykime, jau galima dėti net ant pačio galo. Reguliuojama turi gale amortizatorių, poziciją, galima šiek tiek jį dar užsusikelti, arba galima šiek tiek nusileisti, jeigu jūs mėgstat žemai važiuoti. Taip, kaip sakiau, 10 colių ratai galiniai, platesni, priekiniai, kaip visada siauresni šiek tiek. Pati amortizacija, sakyčiau, labai yra minkšta, lyginant su ant kokio šiaip svorio jisai yra. Tai labai maloniai spaudžiasi. Gale stovi 2 hidrauliniai stabdžiai su diskais. Stabdo šitą variklį 1800 W. Žibintas. Sėdynė nusijama, čia su tuo galima, bet neverta jos nuiminėti, nes po ją nieko nėra. Čia va spinelė yra, kur galite nustatyti raktelį. Čia jeigu duosit savo jaunuolį kokiam, gal mažesniam vaikui važiuoti su juo, nes jisai važiuoja iki 60 km/h. Tai iki 60 km reiškia, kad jūs tikrai tiek neminsit visą laiką, bet ir turi pagal svorį spręsti. Tai gali būti, kad jeigu svoris jūsų bus didesnis, jisai tieks nevažiuos. Ar išeitų mums nufilmuoti, kaip jis važiuoja? Šiam 2. Tai realiai šiam 2 nevažiuos, nes čia yra visiškai ant laisvų apsukų ir rašo iki 60 km, tai skaičiuokit 50 turėtume tik kasyti. Bet aš manau, kaip su tokio keturračiu, po miškus 50 yra tiek, nes jis yra 702 V, jis turi gerą rovimą, o ko iš keturračio reikia, net ne pačio greičio, o kad jis tikrai kaip galingai važiuotų. Taip, spidometras elektroninis. Irgi ne kažkoks stebuklas, visiškai elementarus, kaip visuose juose būna. Ką rodo voltažą, kilometražą, greitį, bateriją ir kad jūs jau esat pasiruošę važiuoti. Kaip sakiau, hidrauliniai stabdžiai. Čia yra į priekį atgal jungiklis. Turim pipsi ir apšvietimą. Pažiūrim apšvietimą. 2 padėtis ar 3. Turi Angel ūsus ir ilgas arba trumpas šviesas. Galima įsisukti veidrodžius. Veidrodžių laikikliai stovi iš karto ant šitų rankenų. Baterija įdėta į tokią metalinę dėžę. Nebus, kad jinai labai stebuklingai lengvai išsiema, bet turėsit arba šitos šoninius nusimti, arba jau pačią visą ardytis, kad išsitraukti. Tai čia jau nėra tokia, kur galėsit išsitraukinėti pilnai ir kažkur tai neštis ir krautis, taip toliau. Bet šiaip iš savęs jinai bus gerokai sunkesnė, negu šiaip įpratę jūs esat. Taip, metaliniai lankai, metalinis priekis, tam, kad jeigu kokį medį pagausit ar dar kažką, šarnyrinė važiuoklė, stebuklų kažkokių tai čia nėra kaip kitaip, visur panašiai šiaip padaryta. Tepimo taškių. Taip, bet kokybės atžvilgių šiaip ir pats rėmas, jeigu matot, amortizatoriai. Visai neblogai yra padarytas. Dabar šiaip iš tikrųjų, kas dar yra, kol dar yra šviesų, mes galėtum šioje pravažiuoti, ne? O kas? Svarbiausia, kad pravažiuoti. Šalta šiaip, nemeluosiu, bet pabandykim rovimą. Kas yra smagu, kad elektra, jinai turi šitą momentą. Ir šį keturratį galite rasti mankius.lt, tai reiškia visoje Lietuvoje pristatom, bet galite atvažiuoti ir fizinės parduotuvės, tai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Susirasit mūsų svetainę adresus ir labai laukiam.